Ezros knyga, 6 skyrius. Karalius Darijus įsakė ieškoti žinių Babilono knygų saugykloje. Medų krašte, Ekbatanos rūmuose, buvo surastas ritinys, kuriame buvo taip parašyta. Pirmaisiais karaliaus Kyro metais karalius davė įsakymą dėl Jeruzalės Dievo namų. Turi būti atstatyti namai, kur buvo aukojamos aukos, ir jiems turi būti padėti tvirti pamatai. Jų aukštis ir plotis turi būti 60 uolekčių. Turi būti 3 eilės didelių akmenų ir 1 eilė rąstų. Išlaidas apmokės karaliaus namai. Auksiniai ir sidabriniai Dievo namų indai, kuriuos Nebukadnecaras buvo atgabenęs iš Jeruzalės šventyklos į Babiloną, turi būti nugabenti į Jeruzalėje statomą šventyklą, į savo vietą ir padėti Dievo namuose. Dabar Tatnajau, valdytojau anapus upės, Šetarboznajau ir jūsų bendrai Afarsakai anapus upės, atsitraukite nuo jų. Palikite Dievo namų darbą, netrukdykite žydų valdytojui ir vyresniesiems statyti Dievo namus jų buvusioje vietoje. Be to, įsakau, kad jūs padengtumėte žydų vyresniesiems visas Dievo namų išlaidas iš karaliaus turtų, iš mokesčių surenkamų anapus upės, kad jų darbas nebūtų trukdomas. Ko tik reikia dangaus Dievui deginamosioms aukoms, jaučių, avinų, ėriukų, kviečių, druskos, vyno ir aliejaus, kaip pasakys Jeruzalėje esą kunigai. Privalote jiems kasdien nedelsiant suteikti, kad jie aukotų malonaus kvapo aukas dangaus Dievui ir melstusi už karaliaus ir jo vaikų gyvybę. Be to, aš įsakiau, kad kiekvienas, kuris sulaužys šitą įsakymą, būtų prikaltas prie ištraukto iš jo namų rąsto, o jo namai paversti griuvėsių krūva. O Dievas, kuris ten paskyrė savo vardui buveinę, tepašalina kiekvieną karalių ir tautą, kurie išdrįstų priešintis tam įsakymui ir siektų sunaikinti Jeruzalėje Dievo namus. Aš Darijus daviau įsakymą ir jis turi būti nedelsiant vykdomas. Tada krašto šiapus upės valdytojas Tatnajas, Šetarboznajas ir jų bendrai nedelsdami įvykdė karaliaus Darijaus įsakymą. Žydų vyresnieji statė šventyklą ir jiems sekėsi pagal pranašų Agėjo ir Idojo sūnaus Zacharijos pranašystes. Jie statė ir užbaigė, įsakius Izraelio Dievui ir persų karaliams Kyrui, Darijui ir Artakserksui. Namai buvo užbaigti 6 karaliaus Darijaus karaliavimo metais, Adaro mėnesio 3 dieną. Tuomet Izraelitai, kunigai, levitai ir visi sugrįžę iš nelaisvės su džiaugsmu pašventino Dievo namus. Pašventindami Dievo namus, jie aukojo 100 jaučių, 200 avinų, 400 ėriukų ir auką už viso Izraelio nuodėmes, 12 ožių pagal Izraelio giminių skaičių. Kunigai buvo paskirstyti į skyrius ir levitai pagal jų pareigas, kad tarnautų Dievui Jeruzalėje, kaip parašyta Mozės knygoje. 1 mėnesio 14 dieną grįžę tremtiniai šventė Paschą. Visi kunigai ir levitai buvo apsivalę ir švarūs. Jie pjovė paschos avinėlį visiems grįžusiems tremtiniams, savo broliams kunigams ir sau.
Paschos avinėlį valgė grįžusieji iš tremties izraelitai ir visi, kurie buvo atsiskyrę nuo krašto pagonių nešvaros ir prisijungę prie jų, kad ieškotų viešpaties Izraelio Dievo. 7 dienas jie džiaugsmingai šventė neraugintos duonos šventę, nes viešpats suteikė jiems džiaugsmo ir palenkė Asirijos karaliaus širdį, kad sustiprintų juos statant Izraelio Dievo namus.